vertinu labai blogai, šitaip nedaroma. Prasidėjo čempionatas, niekas nebuvo perspėtas, galų gale yra pasiruošimas čempionatui ir jeigu yra kažkokios tai priežastis daryti kokius sprendimus, visų pirma, jos turi būti visiems paaiškintos ir turi būti kažkokia priežastis tą daryti. Dabar nėra nei priežasties, nei kažkokio paaiškinimo. 100 metų per visus čempionatus sirgaliai važiuoja ir vežasi įvairiausias priemonės, kuriamis galima palaikyti savo komandą ir sukurti šventę arenoje. Ir būgnai yra viena iš priemonių, kuriamis yra daroma šventė. Tikrai tikrąja to žodžio prasme šventė. O kažkoks tai sprendimas, kažkokiu tai vietinio įstatymo pagrindu, kad negalima viduje patalpų groti mušamaisiais instrumentais, mums yra visiškai nesuprantam. Žaibas iš giedro dangaus. Pats nuo rytojaus negalėsite įsinešti. Pažiūrėjus į areną, Izmiro areną konkrečiai, kur yra Lietuvos sirgaliai kuria šventę. Tai matosi iš kitų sirgalių, iš kitų žiūrovų elgesio, kad jie palaiko mus, kad jie žiūri į mus, jie žiūri, kaip mes elgiamės. Manau, kad Lietuvos sirgaliai su visom savo atributikom ir pasipuošę ir su būgnais yra pagrindinis akcentas kuriantis šventę šitoje arenoje. Olimpiada yra nuėjus tokiu keliu, kad vėliava gali būti tik tai metras ant 1,70 m ir nedidesnė. Norima kažkokį komunizmą padaryti, kad visi būtų lygus ir niekas prieš nieką neišsišoktų. Man atrodo, kaip tik turi būti palikta laisvė fantazijai, kaip palaikyti savo komandas, o ne padaryti kažkokius ribojimus. Vietiniai papasakojo, kad toj pačioj Turkijoje būgnai yra vienas iš pagrindinių nacionalinių instrumentų, kuriais yra kuriama šventė tose pačiose vestuvėse, kurios lygiai vyksta tose pačiose uždarose patalpose. Todėl mes visiškai nesuprantam šito sprendimo, kodėl taip yra padaryta ir kam taip yra padaryta, kodėl to reikia. Mes turim versijų, kad galbūt tai yra priežastis, dėl ko tai buvo padaryta, dėl incidentų kažkokių tai su graikais, bet prie ko čia esame mes ir kodėl yra vidury čempionato daromas keičiantis taisyklės sprendimas. Imsimės tokio žingsnio, kad rytoj važiuosim su būgnais 7 val. Visus kviečiam prisijungti, kas šiuo metu yra Turkijoje, kas planuoja atvažiuoti ir taip toliau. Ir prieš rungtynės su ispanais, jos prasidės 9 val. Mes 7 val. Renkamės prie arenos ir bandysime įeiti. Jeigu neįeisime, pabūgnuosime tenai ir parodysime šitaip savo protestą tokiem veiksmam, kurie yra mums visiškai nesuprantami.